Pažiūrėsime, kaip dirba pramoninė skanavimo stotelė su galimybė atpažinti tekstą ir paversti paprastus lapus, kurie yra atspausdinti, į redaguojamą tekstą. Turime tokį skaneriuką, kuris skirtas greitam dokumentų skanavimui. Pažiūrėsime, kas tai yra greitas dokumentų skanavimas. Dedam lapus į skanerį. Štai susireguliuojam, spaudžiam skanuoti į. Išmeta kompiuteris pranešimą, ką jūs norit skanuoti, ar gauti nuotraukos ar tekstą. Mes pasirenkam, kad norim gauti tekstą skanuotą. Tada spaudžiam OK mygtuką. Atsidaro mūsų programa, kuri būtent atlieka atpažinimą teksto. Skaneris štai pradeda savo darbą, o programa gauna automatiškai lapus šitos ir daro atpažinimą teksto automatinį, verčia jį į redaguojamą sistemą, kad būtų galima gauti reikiamus dokumentus. Lapų čia šio yra įdėta kažkur apie 20, aš tiksliai neskaičiau, bet apie tokį kiekį. Kaip matot, skanavimas vyksta labai greitai, dokumentų atpažinimas taip pat vyksta pakankamai sparčiai. Štai mes nuskanavome lapus jau visus, skanavimas yra baigtas. Galim pasižiūrėti, kaip atrodo apdorojimas šių lapų. Sistema šiuo metu jau apdoroja, kaip aš matau, 18 lapą, nuskanavo 21 lapą. Taip kad greitis apdorojimo šitas priklauso tik tais nuo kompiuterio spartos, tai yra pastačius spartesnį šiek tiek kompiuterį, greitis bus taip pat apdorojimo spartesnis ir rezultatas bus greičiausiai toks, koks ir skanavimo. Na, galim pažiūrėti, kas čia gavosi. Skaneris jisai kaip ir padarė savo darbą. Mums duoda pasiūlymus kažkokius tai, kad 18-20 lapą prašo nuskanuoti didesnę rezoliuciją ir nustatyti automatinę kalbą, kad jam būtų paprasčiau versti. Štai 2 pasiūlymai. Ir matytėm 18-20 lape bus mažesnis tekstas. Na, bet štai matom skanuotas puslapis, šičia jau yra koreguojamas tekstas, galima štai atrašyti. Galite pažiūrėti, aš rašau eilutę su atpažinimais ir taip toliau. Čia, kur pažymėti mėlyni laukai, jisai siūlo pasitikrinti, ar tai yra gerai nustatytas tekstas, nes galbūt jisai buvo nelabai ryškus, bet jis pabandė vis tiek kažką maždaug nustatyti. Taigi lapai, visi tiek su paveiksliukais yra atpažįstami automatiškai, yra paveiksliukai, yra tekstas, bet kuris tekstas yra koreguojamas. Galima iš karto rašyti, tarkim, galima tiek didesnių šriftų, tiek mažesnių šriftų, viskas yra koreguojama. Vėlgi mėlynai pabrauktai siūlau pasitikrinti, ar tikrai tai yra teisingai, bet kaip matom, čia yra viskas taip, kaip ir buvo parašyta, jokio skirtumo nėra. Ir galima šitos lapus išseivinti į bet kokį formatą, ar tai būtų PDF-as, ar Wordas, ar Excelis, ar PowerPointas, ar tekstinis tiesiog ir taip toliau. Tai štai panašiai taip sistema ir darbuojasi. Ačiū už dėmesį.